Labadiena, gerbiami žiūrovai ir klausytojai, tarp keturių sienų šiandieną iš Pajūrio, iš Klaipėdos ir kalbėsime būtent apie Pajūrio nekilnojamo turto rinką. Ir tam aš pasikviečiau Ievą Kaštaunaitę, Palangos biuro įkūrėją. Labas, Ieva. Labas, Mantai, malonu iš Pajūrio. Netradiciškai iš Pajūrio, kadangi turim laidą, tai ir toksai, ir studija kita, ir temos automatiškai kitokios, ir tas nekilnojamas turtas yra kitoks Pajūrį negu bendrai paėmus, ir dažniausiai vis tiek tenka apie sostinę kalbėti, apie didmiesčius, bet tuo aš ir lenkiu gal link to, kad Palanga po truputėlį tampa nebe kurortas. Tai aš jau girdėdama tave ir galvojau, pertrauksiu, kad Palanga yra mažasis didmiestis. Iš tikrųjų, mes turime tokį mažą koncentratą, turbūt ir Vilniaus, ir Kauno, ar kitų Lietuvos miestų. Tai ir kainos prasme mes tai matome ir visuo kitkuo matome, kad taip, tai yra mažasis mūsų didmiestis Lietuvoje. Kaip tu vertintum dabartinę Palangos rinką? Kaip tavo akiminai atrodo? Pati palangiškė, esi vietinė, daug matei visą tą evoliuciją, kaip keitėsi, kaip dabartinė rinka vertina? Tai turbūt daugelis atvažiuojančių į Palangą mato, kaip gražiai jinai keičiasi ir aš laik džiaugiuosi kartu su atvykstančiais klientais, kaip jinai keičiasi. Pati nekilnojamam turte jau dirbu 10 metų, tai irgi mačiau įvairių tų rinkos kalnelių ir taip mes esam dabar tam tikroje nuotaikoje rinkos, bet mes jau 3 metus esame tam tikroje, kaip minėjau, toje nuotaikoje ir sakyčiau, kad tai yra vieni jau geriausi metai ir šį vasarą tikrai pas mus yra kylanti į aukštesnę tą pusę ir geriausią vasarą per paskutinius 3 metus. Tai jeigu taip trumpai, jeigu atsakiau klausimą, taip, tai pas mus geriausia vasara per 3 metus yra. O pagal ką tą gerumą matuojat? Sandorių skaičius, kainų kilimas, kas tą gerumą būtent nustato? Tai matome grįžtančius klientus, nes tarkim, turim grįžtančius klientus, kurie ir 2 metus galvojo, ir 3 metus, ir jie šią vasarą, ačiū jiems, sugrįžo į Palangą, priėmė fainus sprendimus. Kainos visoje Lietuvoje, lygiai taip pat kaip visoje Lietuvoje Palangoje, yra kylančios tais pačiais dėsniais ir nėra kažkokių išskirtinumų dėl tų kainų, bet fainiai, kad klientai grįžta, gal priėmė prieš tai ir kažkokius kitokius sprendimus, gal jie ir apsipirko užsienyje, visas tos madingos temos, aišku, kad įvykusios, bet fainiai. Ir grįžta į tuos objektus, kur prieš metus, tarkim, žiūrėjo, tai malonu jos sutikti ir fainiai, kad finalizuojamės. Aš pats nuoširdžiai iš tikrųjų Palangos rinką mačiau ir tikrai sakiau ir viešai ne kartą, kad mano supratimu tai bus pirmoji ta rinka, kuri pirmasis taškas, kuris turbūt, kad pajaus ypatingai po covidinio bumo to pasiekmes. Nes atrodė, kad po covido to laikotarpio viso užsidarimo, kai žmonės negalėjo iš šalies išvažiuoti, visi čia pirko ir prisipirko ir tas burbulas išsipūtė ir atrodė jau nėra kur daugiau. Bet jau Palangoje tai jau tikrai jisai subliukš. Ir nevelnio. Na, turbūt, kad nevelnio, labiau galbūt pamaišė tą geopolitinę nuotaiką, o ne, tarkim, kad apsipirko. Turbūt to momento ir nėra apsipirko ir nežinau, ar jisai gali atsitikti ar ne, nes Palanga... Aš manau, kad, atsiprašau, kad pertrauksiu, aš manau, kad jau mes galim kaip apie neįvykusį faktą kalbėti. Turbūt, kad jau viskas, jau ta prasme tas laikas jau praėjo, kur jau pastarieji metai 2 įrodė, kad jau arba burbulo nebuvo, arba jisai nesubliuško. Taip. Nes klientai jaučiasi kaip ir laimingi įsigyję, tarkim, aš vis prisimenu tai, kad aš parduodu svajonę, tai ir toliau aš tą svajonę parduodu ir kartais ir pajuokaujam, kad ir
toliau lietuvis jaučiasi psichologiškai ramus, įsigijęs turtą Palangoje. Tai gal va tokio konteksto šiek tiek yra ir kadangi draugai girdi iš draugų, kaip jie toliau džiaugiasi nekilnojamo turto Palangoje, tai užkrečiama visgi yra ir jie irgi toliau perka. O dėl ko perka, tai irgi yra įvairūs faktoriai. Dėl ko ten investicija, tiesiog emocija, tiesiog jaunos šeimos labai mėgsta Palangą, pasigimdo vaikus, įsikurdinėja gražiuose namuose, kad vaikščioti su vežimėliais į turgų prie jūros, tai tos tendencijos irgi lieka tos pačios. Pensininkai arba verslininkai, kurie jau atidirbo savo didžiuosius darbus ten Vilniui, Kaune ar kažkuriam kitam dideliam mieste. Laisvai samdomi kūrėjai įvairiausi ir specialistai, kurie gali dirbti turbūt nuotoliu, aš pats ne vieną pažįstu, kurie tiesiog sakė, atsibodo mum važinėt ir vadint Vilnių pagrindiniais namais, nors pastebėjom, kad daugiau laiko praleidžiam tuose nepagrindiniuose, tai tiesiog apkeitėm ir sako, dabar į Vilnių atvažiuojam kartą į mėnesį, kartą į 2 savaitės, bet sako, gyvenam čia. Jo, tai tikrai daug tokių šeimų yra, tai pas mus ir tokie socialiniai burbulai, tų draugų, šeimų tokio tipo, tai ir veiklų daug yra, fainiai, taip. Aš pats vakar atvažiavau į Palangą ir apsigyvenau Kunigiškės, taip teisingai sakoma, Kunigiškiai reikėtų sakyti gal. Dabar nepaantrinsiu, nes daug tų nuomonių, tai paliksiu kitam kartui patikslinti. Bet, žodžiu, visi suprato, apie ką aš kalbu. Ir aš įvažiavau į tą kvartalą. Taip. Ir man tos atrodo kaip antras miestas. Taip. Prasme, ten tiek žmonių, ten toks rautas, prasme, gatvės asfaltuojas, toks atrodo negaliu sakyti, kad nebuvau buvęs, atrodo kartą per metus. Pasikeitė. Bet pirmą ir ketvirtadienis atrodo ir tiek žmonių, dabar atrodo toks kaip antras miestas. Man tai tu atvažiavai gerų oro, Palangoje geras oras, visi iš karto ima tašės, susimeta maudimukus ir iš visos Lietuvos atvažiuoja. Taip, vakar buvo labai geras oras ir visi bėgo prie jūros, palydėti saulėlydį. Žinau, kad važiavai Kunigiškių gatve, tai tikrai turėjo būti kamštis, bet Kunigiškės yra fenomenas Palangos, tai yra madinga rajonas ir taip, jame tikrai yra sparčiausios statybos, dar vis jisai yra ant bangos, tai ir ačiū Dievui, vyksta kažkokie žingsniai link infrastruktūros, tiesiamos keliai ir panašiai, taip. Bet ir, ką ir norėjau sakyti, tai turi ir, kiek teko atkreipdėmėsi, ir savo atskirą infrastruktūrą, tai parduotuvės, kavinės, bet jos turbūt dar vis besikūrinti turbūt yra, nes jeigu ten pastoviai žmonės gyvenant, tai vis tiek atstumas iki tos centrinės Palangos, tai yra 5-6 kilometrai. Taip. Tai, nei vaikai į mokyklą privaikščios, nei... Taip, miestas plečiasi, yra ten jau ir kavinių, ir parduotuvių, bet jos labiau tokios mažesnės apimties ir jau kalbama ir apie didesnės parduotuvės. Dėl mokyklų, darželių, tai kol kas liktais jų pakanka Palangoje, bet... Bet tai ką visi, atsiprašau, ką visi daro žmonės, jeigu tenai gyvena, pastoviai? Tai vežioja? Tai vežioja, bet yra ir miesto geras transportas. Aš pati gyvenu Šventojoje, mano sūnus važiuoja su miesto autobusu, tarp vietinių autobusų ir puikus susisiekimas ir... Palanga pritaikyta irgi, taip tikrai lygiai taip pat, kaip ir Vilniuje kažkokiose priemiesčiuose vaikai arba važiuoja su autobusu, arba jos tėvai vežioja. Ok, mes taip pripratę Palangą matyti turbūt kaip, nežinau, Vilniui matytumėm kokį nors vieną mikrorajoną, o čia staiga atsirado naujas mikrorajonas, kur tai toks gal, bet klausimas tada, kas toliau? Kas toliau? Kunigiškės, tai vėlgi jau baigėsi jau. Na, Palanga yra tokia, mėgstu sakyti, vis tiek gana dar
daug neišnaudotų plotų, jinai, tarkim, prasideda turbūt grubiai nuo Nemersetos, kuri irgi labai plečiasi ir baigėsi ties Latvijos siena, ties Butinge. Tai aš pati jau, kaip minėjau, gyvenu Šventojų jau labiau link Butingės, kur dar yra labai gražių vietų ir neišvystytų. Tai tai Palangai tikrai yra daug labai vietos ir palei jūrą, ir nuo jūros. Ir aišku, čia tokia kita tema dar yra Šventosios, būsimas uostas įdomi tema ir apie kurią žiniasklaidai dabar irgi rašo. Ir, pavyzdžiui, pati Šventoji, jinai, tarkim, iš landšafto pusės yra daug gražesnė negu mano mylimoji Palanga, nes jinai išraizgyta upe. Tai nežinia, kas kažkada tai atsitiks, pavyzdžiui, ir su Šventaja, ar mes dar judėsim dar toliau link Butingės. Tai ten dar tie laukiniai paplūdimiai, kur irgi dabar statomi išskirtiniai namai, tai yra labai daug kur plėstis Palangai, tikrai. Bet pataisyk mane, jeigu klystu, Šventoji yra Palangos miestas. Taip, tai reikia akcentuoti, kad anksčiau Šventoji buvo iš tiesų miestas, bet jis dabar prijungtas prie Palangos savivaldybės ir tai yra rajonas, apie kurį mes kalbame, taip. Taip, bet rajonas ne tas rajonas kaip ten juridiškai užmiestis, ta prasme, bet tai yra mikrorajonas. Mikrorajonas, taip, mikrorajonas. Kaip miesto dalis. Taip, miesto dalis, savivaldybė yra ta pati, savivaldybės veiksmai, visi tie patys, biudžetas tas pats, transportas tas pats, taip. O mokyklų, darželių yra, ar irgi? Šventojoje yra mokykla ir darželis ir irgi turiu net, pati pradėjau vaikus vesti į Šventosios, tarkim, darželį pagal klientų rekomendaciją, kurie atsikraustė iš Vilniaus ir iš Vilniaus privačių darželių. Tai, tarkim, tas darželis yra nedidelės apimties, auklėtojos pažįsta visus vaikus, tai, tarkim, irgi dar tokio dalyko atrandi, ko jau retai šių dienų visuomeniai gali atrasti. Tai irgi, mes nukrypam apie Šventąją kalbėti, bet tų privalumų galim net ir tokių atrasti. Nes Šventoji tai yra toks turbūt natūralus tęsinys, kur eina link Palanga, aišku, vystosi nebūtinai taip jau visiškai, taip pagal, sakykime, pagal kilometražą, bet buvo kažkada tai Palanga, kaip mes suprantam tą centrinę Palangą, aplink Basanavičiaus gatvę, po to atsirado Vanagupė, tada atsirado Kunigiškės, Monsiškės, dabar man atrodo, ar jau ten irgi, aš nebuvau, gal irgi ten dar vienas miestas. Jo, tai manau, nuvažiuosi, bet ką galėčiau pabrėžti, žinai, tau ir, tarkim, klientams, kurie renkasi ar Kunigiškės, ar Monsiškės, ar dar kažkokia kita vieta, kad statybų įstatymas labai keitęs paskutinius 10 metų ir tą, ką pastatė Kunigiškėse prieš 5 metus, šiuo metu jau Monsiškėse to nepastatysi daugumoje sklypų. Tai atitinkamai Monsiškės jos irgi žingsniuoja kaip Kunigiškės, bet užstatymo galimybės jau ten yra kitokios ir ten jau, tarkim, netaip jau tikėtina užsitankins teritoriją. Bus kitoks. Jo, kitoks. Natūraliai visai kitoks veidas. Taip. Bet jisai yra besiformuojantis, kaip suprantu. Besiformuojantis, bet irgi pravažiavęs pamatysi tikrai daug statybų. Ok, gerai, pakalbėkime apskritai apie pajūrį tada ir dar grįžtant, ką perka žmonės, koks yra populiariausias daiktas, ką lietuviai perka Palangoj? Taip. Tai visgi miestas yra šeimų miestas, tai klientai labai ieško 2 miegamųjų, kad sutilptų, nori komfortabiliai gyventi. Jeigu ten pirmieji būstai buvo kuo mažesni ir kuo pigesni, tai šiuo metu jie jau kraustosi dažniausiai iš tų 32-36 kvadratų, kur vienas miegamasis ir gali jau sau leisti 2 miegamųjų. Ir tai jau priklausomai nuo kišenės, ar tu jau gali kotedžą, ar tai butą 2 miegamųjų, ar tai jau kažkokį namą, ar ten prabangesnių butą 2 miegamųjų.
miegamųjų centrinėje dalyje. Tai aišku, įnamiausias visgi konceptas yra 2 miegamųjų butas 54 kokie kvadratai arba kažkoks mini kotedžiukas tose pačiuose Kunigiškėse, tu gal dar gali įpirkti kažkur už 250 000 tokį, tai čia yra įnamiausia arba dar vis to vieno miegamojo, kur jaunimas jau dabar žengia tos pirmosius žingsnius, tai vieno miegamojo irgi yra perkami tie butai. Bet tu tą būstų didėjimą ir to komforto norą sietum su kuo labiau? Su išaugusiam finansiniam galimybėm ar su tuo, kad žmonės tiesiog galbūt laiko daugiau praleidžia? Ar tas vis tiek, tas noras komfortui dėl ko yra? Gal ten savaitę? Aš manau, kad lietuviai, žinokit, gali savo tikrai daugiau leisti. Nepykit, kartais ant manęs pyksta, kad aš gyvenu kažkokiam socialiniam burbule, bet tenka sugrįžti į šalis, kur aš prieš 10 metų buvau ir pasilyginu, kaip mes išaugom ir kaip kiti liko kažkokioje stadijoje prieš 10 metų ir aš sutinku tą klientą kiekvieną dieną ir matau, kad taip, galimybės patapo didesnės, atitinkamai atsiranda noras komforto irgi. Nes natūraliai, bet turbūt geriausias pavyzdys Šventojoje nuvažiavus, aš matau, dar yra tų tokių senų medinių, tokių poilsiaviečių, nežinau kaip jas pavadinti, tokie, kur turbūt kiekvienas kadaise esam tokiuose praleidę bent kokią savaitę laiko. Ir pagalvojai, kaip pasikeitė, nes tam vienam kambarėlyje, tam mažam tokiam namelyje sutilpdavo visa šeima ir ten kartais ne po vieną savaitę. Taip. Tai dėl to aš ir galvoju, ar ir keliu tą garsiai klausimą, bet pritarčiau tau. Aš manau, kad vienareikšmiškai taip ir čia labiausiai, noriu tada prie sekančios temos pereiti tada iš karto, kur ir galima ir pasilyginti ir pamatyti, kaip keitėsi ir kuom skiriasi mūsų kaimynai Latviai ir jų pajūris kardinaliai skiriasi nuo mūsų pajūrio, dabar esame visai kitoks, net nelyginant geresnis, blogesnis. Tiesiog pats principas, ten tie laukiniai paplūdimiai, ką tu apie Būtingę tą pačią kalbėjai, tai ten tas jų latviškas toksai, man atrodo. Nepaslaptis, kad jie turi daug daugiau to pajūrio, tai eina visai kitaip ta situacija, plus kad mes, nors ir mūsų siena baigės ties Būtingė, bet mes esam kokį dar 50 km visai pasiėmę. Lietuvių nemažai nekilnojamo turto turi Papė, Nica ir aplinkinės šitos vietovės. Ir ten jau kitokio tipo tas nekilnojamos turtas, ten jau galbūt ir kažkokie nameliai ir kartais ir kainos kitokios būna. Bet... Staptelkim truputėlį prie kainų. Daug kas čia klausia ir kadangi tai yra vis tiek skirtingos šalys, skelbimų portaluose nerasi ir žmonės tiesiog neturi supratimo, koks yra kainų lygis, daugiau mažiau, ant kiek skiriasi labai stipriai ar ne labai stipriai. Tai reikia visą laiką gilintis, ką tu gauni, tai irgi tai yra ten, tarkim, namų ir 20% kažkur tai pigesnių negu, tarkim, Palangoje kažkas panašaus, bet visą laiką yra kontekstas, kodėl galbūt ta kaina mažesnė, galbūt ten privažiavimas, dokumentacija ir panašiai. Bet aš galiu pasakyti, ir lietuviai visgi sunkiai įsigyja, nebent jeigu jie yra tenai irgi iš vaikystės atostogavę, susipažinę su šituo rajonu. Tai čia apie Latviją. Jo, aš atsiprašau apie Latviją, bet netaip lengva Latvijoje irgi parduoti, kad ir pigesnį tą turtą, nes morališkai jau klientui, jeigu tai yra už sienos ir atrodytų plus 20-30 minučių važiuoti, o gal ir šiek tiek daugiau, nes ten keliai netokie tvarkingi kaip pas mus, ten ir žvyrkelio nemažai yra, jiems emociškai jau yra sudėtingiau įsigyti tenai turtą. Tai irgi nėra kažkokie ten rožiniai akiniai su tuo turtu. Jisai ir
yra dėl ko ten, tarkim, jį netiek greitai perka ir kodėl jisai yra pigesnis. Tai o patys Latvijai nesikreipia, nebūna, kad kreipiasi ir jie tikisi, kad mes labai greitai parduosim, tai aš irgi ne visą laiką sutinku bendradarbiauti taip neapgalvotai. Tai irgi labai peržiūriu objektą, dokumentaciją, kad priimt sprendimą, ar mes jį galėsim pasiūlyti savo klientui. Tai artimiausias didelis miestas yra Liepoja, tai ir iš to miesto turime nemažai klientų. Labai įdomus miestas, irgi atskiros diskusijos galbūt vertas. Nes tenka, pernai buvau tenai ir nuvažiavus tenka matyti, kad tikrai labai daug yra tiesiog pagal automobilių numerius. Lietuvių. Mes mėgstam irgi važiuoti. Mums tai yra artimas užsienis ir pramoga, tai šito krašto gyventojai mėgsta ten nuvažiuoti. Valandą laiko kelio. Taip, gal net ir mažiau, 60 km, tai kaip tu nuskubėsi, bet jau tu papuoliai į visiškai kitą architektūrą, ten Art Nouveau, Art Deco stiliuje architektūrą, ko gal mes pajūry to neturime ir vis tiek užsienis. Tai miestas įdomus, ten būtai tikrai pigesni, bet kylanti kaina irgi pastaraisiais metais. Tai taip įdomus šitas irgi klausimas yra. Ok, gerai, tai grįžkime į Lietuvą ir kaip Neringa gyvena mūsų mylimoji. Jo, Neringa, tai Neringa dabar irgi pokyčių laikuose, manau, žiūrėsim, kas čia atsitiks dar su ta Neringa. Aišku, Nida Marina yra galbūt labiausiai girdimas projektas. Bet čia gal irgi steptelkim truputėlį, girdimas dažniausiai dėl ko? Dėl ažiotažas visą laiką. Ažiotažas, bet labai dažnai ažiotažo smaigaly yra skaičiai. Taip, tai visą laiką įdomu kalbėti apie tokius dalykus, nes pritraukia dėmesį, bet taip, tai yra viena didžiausių kvadrato kainų Lietuvoje. Aš specialiai šiandien turbūt ir nesakysiu, kad paskui nebūtų... Parašykit komentaruose, kas kokia yra girdėjęs, nes aš labai daug skirtingų girdėjau ir čia prieš porą savaičių, kaip tik buvau Nidoje, tai kiek tik tai kokių neprisiklausiau. Taip. Bet... Ir jų yra tiesos, nes yra jos nevienodos, vėlgi, kaip ir natūralu, bet kuriam projekte yra diferencijuotos, kas be ko. Taip. Bet apie aukščiausią esam girdėję ir esu girdėjus klientus, kad ten ir pasidžiaugia klientai, kad ten rezervavę. Bet pati Nida, jinai šiaip ar taip liks išskirtinis miestas ar Neringa, visai liks išskirtinis pusiasalis, nes... Aš ir pati iš Palangos mėgstu vieną kartą per vasarą nuvažiuoti, ten buvo atostogauti, man jisai yra kitoks, fainas miestas, su savo iššūkiais, bet ir su savo grožiais visais. Tai girdžiu atvažiavusi į Nidą ir tuo pačiu ir bendrauju čia Palangoje su vystytojais, kad ateina į Nidą daug ir dar kitokių projektų. Tai matyti su tais vystytojais, kitais projektais ir pats miestelis į teigiamą pusę keisis, ko ten, sako, trūksta, tarkim, tos infrastruktūros ar panašiai, tai jisai keisis, bet gal ir žavu, kad šitas miestas lieka labiau sezoninis, o Palanga jau toksai ištisus metus veikiantis miestas, gal netgi irgi yra tam tikro žavesio tame, kad jeigu nori tokios visiškai tylos, gamtos, tai yra Neringa. Nida. O nėra taip, kad ir pati dabar truputėlį pavartoji Neringa ar Nida? Ar nėra taip, kad yra Nida ir yra likusi Neringa? Toks susiskaldimas truputėlį. Aš gal dar kitką matyčiau. Neringa toksai miestas, labiau pastebėjau, yra socialinio networkingo miestas, kur gal ir gerai turėti nekilnojamo turtą arba atvažiuoti, žaisti tenisą, plaukioti su laivais ar kažkaip kitaip pramogauti, bet taip pat matau ir Preilą, Pervalką ir Juodkrantę turi savo mylintį klientą, kuris moka tikrai labai didelius irgi pinigus už nekilnojamą turtą, nes jisai yra šitie miestai yra tylesni, labiau panašesni į kažkokį kuršišką kaimą, tai klientai už tai irgi moka. O Nida jisai jau toksai intensyvus ganėtinai miestas pasidaro, ypač ten mėnesį kokį. Tai tarkim, net
ne visi klientai mėgstantis Neringą ar tuos miestelius labai ir važiuoja į Nidą, aš girdžiu. Tai labiau, Nida toks socialinis reiškinys paskutiniu metu. Tai čia, aišku, miesto savivaldybė ir meras gal jau čia dėliojasi tos Neringos kryptį, bet aš tai tą esu pastebėjus. Okay. Mano tik tai toks, aš ir viešai garsiai kėliau klausimą, o kur yra lubos? Kaip nustatyti Nidoje kainą, nes man atrodo, kad kartais tai yra tiesiog noriu tiek. Nėra pagrįsta kažkuom. Na, žiūrėkit, aš labai dažnai ir Palangoje turiu tą pačią diskusiją ir mano darbas yra ne tik parduoti butą, bet yra darbas ir parduoti sklypą. Ir aš turiu per žiemą vasarą, jeigu ten atostogauja vystytojai, tai turiu, tarkim, ne sezono metu daug skambučių, kur ieško išskirtiniai brangių sklypų. Ir jų atsiranda kartą į metus, kartą į 2 metus. Atitinkamai jų kaina jau yra išskirtinė. Na ir prasideda skaičiuoklės, kurios ateityje atsiremia į tą brangiausią kvadrato kainą. Lietuva maža, pajūris mažas ir dėl to ta kaina tokia ir yra. Bet aš gal čia nekonkrečiai kalbėčiau apie Nidą Mariną, ne konkrečiai apie tą projektą. Aš tą projektą gal kaip tik matyčiau kaip tokį išskirtinį ir kad išskirtiniuose projektuose gal ir išskirtinė kaina turi būti. Ir gal man čia netgi labiau, sakykime, toks turi tokio pagrindo. Man labiau atvirkščiai gal koks senas sovietinis daugiabutis, kuriame yra ten ne pirmos jaunystės dar butas ir kažkokie astronominiai skaičiai. Na, tai tokių klientų visą laiką irgi atsiranda, kurie tiesiog turi svajonių kainą ir tiesiog pasibandymas, pasižaidimas. Tai kartais iškraipo rinką, mes tengiamės nedirbti su tokiais klientais arba už to kažkas tai slepiasi. Kartais bežiūrėdamas skelbimą galvoja, kad tai yra kažkokia tai ar seniena ar panašiai, bet būna, kad nežinau, galbūt kažką galim perdaryti iš to objekto, kuris turi potencialą brangti, tai ta kaina, jeigu profesionalus brokeris parduoda, dažniausiai nėra iš piršto laužta, nes, kaip sakant, tai yra neprofesionalu dirbti su išgalvotam kažkokiam kainam. Bet tu pritartum tam, kad vis dėlto tai yra kažkokia rinka, yra susiformavus kažkokia, sakykime, bazė, iš kurios galima išskaičiuoti kažkokią kainą, kuri dabar asme būtų. Tikrai taip. Mes matom visą laiką. Tai nėra kažkokie vienetiniai sandoriai, kurie pagal nuotaiką. Ne, visą laiką ir pasitirinėjai, kokie buvo pardavimai aplinkui, vis tiek kažką tai visą laiką galim pasilyginti ir kažkokį potencialą. Tai kaina visgi yra labai visą laiką apgalvota ir jeigu kyla klausimų, kodėl nei tokia, mes visą laiką irgi linkę padiskutuoti, viskas okei. Gerai, tada persikelkim į kitą Marių pusę ir ten mes turim Svencelę ir ne tik Svencelę, ir Dreverną ir kaip tu matytum tą pusę, būtent man tai atrodo tokia dar mažiausiai galbūt tą potencialą išvyščiusi pusę, bet gal ten to potencialo netiek daug ir yra, jeigu jisai taip stipriai ir greitai nesivysto. Kaip ten tą kraštą matyti? Svencelės potencialas, tai aišku smagu, kad atsirado naujos statybos, nauji objektai gražioje vietoje, bet neužmirškim, kad tai yra dar pritraukia per tai, kad susiformavo tam tikrą bendruomenę tam krašte, buriuotojų, vėjo mylėtojų, vandens mylėtojų. Tai yra jauni, žavūs dažnai žmonės ar tiesiog žmonės, kurie mėgsta adrenaliną ir jie traukia kitus irgi žmonės. Aš pati irgi, kai nuvažiuoju, man smagu susitikti su kažkuo, tai galbūt tos vietos potencialas yra, kad tam tikros bendruomenės formuojasi, kurios pritraukia kitus klientus. Ant kiek jinai gali plėstis, gal aš šiandien ir neturiu tokios vizijos, tai
Bet jeigu mes žiūrėsim, nebūtinai, bet, Svencelė yra kaip Svencelė, jinai jau, sakykime, tokia, vat, jau susikūrė, bet gretimai yra Kintai, yra Rusnė, yra kiti miesteliai, kurie, man atrodo, visai yra dar tokie, ne. Tai vat Lietuvoje galbūt ta laivyba nėra dar pasiekus labai stiprų savo, kaip čia pavadinti, populiarumą, bet aš matau žmonių, kad labai pradėjo tuo domėtis ir žiūrint į mūsų kaimynus skandinavus, tai yra labai išvystytas, ten nežinau, kaip jį pavadinti, hobių, gyvenimo būdų, tai aišku, atitinkamai šitie miestai yra puikiai pritaikinti šitam. Tai aš manau, ateityje ta vandens laivų kultūra, jinai vystysis ir tiems miestams tikrai perspektyva turėtų aukti. Mes irgi ir Šventojų to paties laukiam, nes važiuojam, kai Liepoja, ten Pavilosta, dar toks miestas už Liepojosios. Tai žavimės, kaip jie tvarkosi su šitais visais dalykais ir laukiame, kada į Lietuvą labiau ateis irgi. Ok. Kaip tavo akim, aš vis pastebiu kažkaip, nežinau, man tai pasirodė, vis daugėja ir skirtingų šalių, vėlgi automobilių numerių, tiek Nidoj pastebėjau, tiek Palangoj. Lenkiškų nemažai, vokiškų yra natūralu, jie visą laiką mėgdavo Nidą, bet tų pačių latviškų yra nemažai. Ar kaip iš pirkimo pusės? Ar pastebi, ar yra pirkėjų nelietuvių, kurie pirktų Lietuvos pajūryje, ar nelabai? Tokia dažnai užduodamas iš tikrųjų klausimas, ypač kai dar mes buvom draugiška šalis su kaimynais rusais, bet kiek aš dirbu 10 metų, tai niekados nebuvo kažkokio didelio pirkimo iš kaimyninių šalių ar iš užsienio, mes vis tiek turim pagrindą Lietuvos pirkėjų. Bet yra tendencija šeimų, kurios susikūrė užsienyje, tai ta prasme pusiau emigrantai. Tai tarkim lietuvė žmona ir užsienietis vyras ir netgi atvirkščiai. Tai tokių šeimų turim daug ir labai fainos tos šeimos, jos labai nori investuoti į Lietuvą, turėti būstą. Labai smagu, kad Palangoje būna jų vienintelis ir pirmas būstas, ne Vilnius, ne Kaunas, o kažkoks kitas miestas, o jie pasirenka kaip bazę Lietuvoje būtent Palangą. Tai tikrai daug tokių turim pirkėjų, kur miksuotos tokios šeimos ir jos tikrai daug perka pajūryje. Nejaučiat konkurencijos su Klaipėda? Kaip Palanga ir Klaipėda apskritai viena kitą labiau papildo, ar viena iš kitos nugriebia kažkokią rinkos dalį? Šiaip tai nejaučiam jokios konkurencijos su Klaipėda, klientūra yra visiškai skirtinga, mes Palangoje vis tiek labiau tokie atostogų būstas yra, Klaipėdoje, manyčiau, rečiau, gal ten Girulių kraštas yra toksai atostogų būstas, arba tie, kurie jau perka atostogų būstą Klaipėdoje, tai jie turi kažkokį iš senų laikų sentimentą ir nori tik tai Klaipėdoje, tai čia kokia konkurencija, jie šiaip ar taip norės tos Klaipėdos. Tai yra netgi žmonių, kurie turi ir Klaipėdoje, ir Palangoje, arba net klaipėdiečiai perka Palangoje būstą, tai niekados nejaučiau konkurencijos su Klaipėda. O yra kažkoks pasiskirstimas, pavyzdžiui, iš kokių miestų, tarkim, daugiausiai? Kažkada esu girdėjęs, kad sakydavo, kad Vilniečiai labiau renkasi Neringą, kauniečiai labiau renkasi Palangą. Ar jaučiat tokį kažkokį? Ar... Čia gal kai Kaunas buvo dar kitoks irgi. Tai šiaip tai nejaučiam iš visų miestų. Jaučiame iš didžiųjų miestų ir kurie yra netolimi Palangai, ten Mažeikiai, netgi, jau Šiauliai gal ir toliau, bet iš didžiųjų Lietuvos miestų, bet ir iš visos Lietuvos toks koncentratas ta Palanga yra. O jeigu paklaustum, ar jaučiam konkurenciją su Neringa, tai galbūt čia daugiau niuansų negu su Klaipėda yra. Bet vėlgi klientai pasiskirsto
ir visą laiką smagu su jais padiskutuoti, kodėl Palanga ar Neringa ar Nida. Ir kas nulėmė, kokie argumentai? Na, žinai, dėl ko? nekilnojamas turtas visgi perkamas, norisi apskaičiuoti jo naudingumą. Tai Palanga tuo išlošia, kad tu gali atvažiuoti ir atrasti daugiau ką veikti ir ne sezono metu. Gerokai. Ir sezonas, man atrodo, ilgesnis, jo. Tai tuo Palanga išlošia, bet labai džiaugiuosi kartais klientai, kurie įsigyja ir ten, tarkim, irgi va tokių būna. Tai jeigu jiems tie miestai abudu patinka, tai kartais priema netgi ir tokius sprendimus. Aš esu girdėjęs, kad šeimos su mažais vaikais, visai mažais, lėliukais ten, tarkim, labiau renkasi gal Palangą dėl tos infrastruktūrinės pusės, kad, maža kas ten reikės, ar ten ligoninė, ar dar kažkas, ir čia viskas vietoj. O ten, kadangi keltas, galbūt tas, tokie, bet ten toks nulėmė gal kultūrinis toksai, kad gal tokia Labiausiai lemia visgi, jo, teisingai tu sakai, bet labiausiai lemia sentimentai. Jeigu tu atostogavai Nidoje, tai tu ir vaikystėje, tai gal tu ir norėsi Nidoje atostogauti, tai šitas lemiamas veiksnys yra ir tada nesvarbu, kad prisideda kelto valanda, ar ten dar kažkas, tai o jeigu tu atostogavai Šventojoj, tai tu tada Šventojoj norėsi, o jeigu Palangojo, turbūt didžioji dalis Palangojo, tai tu tikėtina nusėsi Palangojo. Tai sentimentas labai daug nulėmė šitą konkurencinį, tarkim, faktorių. Tai dar taip pamaščiau. Bet aš įsivaizduoju, kad vėlgi, aš tik tai iš to, ką matau, girdžiu ir tu vis tiek su to susiduri kiekvieną dieną, bet man atrodo, ir Neringoje gerokai mažiau tų, apie kuriuos aš kalbėjau, kurie per atstumą, per nuotolį, tarkim, dirba ir jie visus metus gyvena, turbūt, kad Palangoje jam gerokai geresnė infrastruktūra šiuo atveju. Tai jo, tikrai taip. Susitiku šeimų, kurie gyvenę yra Neringoje, Nidoje ir jiems po 3-4 metų per sudėtinga buvo visus metus gyventi, nors ir kaip romantizavo tą situaciją, lėtą gyvenimą, kažkokius kitus gamtos privalumus, mokyklas, jie visgi po kiek metų sugrįžo. Kai kurie į Vilnių, kai kurie pasiprašė į Palangą paieškoti jiems nekilnojamo turto, tai, nenorėčiau čia garsiai sakyti, bet yra šita tendencija, kad Nidoje pastoviai, kur atvažiuoja iš romantinės pusės gyventi, jie ten kokius 3 metus išgyvena ir tada keičia poziciją. Dėl ko? Nes liūdna? Liūdna, jeigu didesnė šeima, vaikai, šiek tiek ten yra iššūkis su tais dalykais, yra mokykla, bet suprantu, kad ten gal kažkokie nepasitenkinimai yra ir taip, liūdna. Nes mokykla viena, tai jeigu nepatinka, tai ir tiek žinių. Ja. Ir visai Neringai, man atrodo, jinai viena. Berods, jo. Iš visos Neringos tenai važiuoja. Ok, pakalbėkim dar pabaigai apie investiciją ir pati vis tiek turbūt gauni klausimų, o ką pirkti investicijai, nes vis tiek turbūt dažniausias variantas noriu atvažiuoti pats kokiam porai savaičių ar mėnesiui, bet visą kitą galim panuomoti. Aš tokį turiu nepopuliarų atsakymą. Taip, skaičiuojam investicinės grąžas, būna išskirtinių objektų, bet aš taip moteriškai kartais irgi sakau, kad investicinė grąža dar bus gera, jeigu tau ir pačiam objektas patiks emociškai. Tai dažniausiai visgi yra tas klientas, kuris taip dar nori kažkiek laiko praleisti Palangoje, tai labai svarbu, kad ir atitiktų tavo gyvenimo poreikį, tavo galimybės. Tai aš visą laiką ir apie tai kalbu, nes jeigu klientas laimingas, ten dažniausiai tos visos investicijos susiveda į teisingą ir grąžos į teisingą pusę, kad vien tik tai ten nuomai ir grąžai tokių klientų yra mažiau, jie iš pradžių galbūt panuomoja metus 2, paskui turi turbūt visokių kitokių veiklų, tai kartais nesuvaldo tų visų procesų. Tai labai svarbu, kad objektas tikrai ir patiktų, nes jie ateityje, jeigu norės ir parduoti, tai
parduosime, jeigu jis nusipirko gerą, realų, jam patinkantį objektą. Nes čia turbūt ir prasmės gal nelabai yra dėl ten, nu, kiek ta investicinė grąža gali skirtis, nesiskirsgi ten kardinaliai. Taip. Negi dabar tą mėnesį laiko per metus gyvensi nepatinkančiam būste vien dėl to, kad gausi 6, o ne 5%? Supranti, dar ir ta nuoma Palangoje turi to romantizmo. Atrodo, kreipiausi į įmonę ir jinai užsiims ten nuomos administravimo arba kreipiuosi į valytoją, pats administruoju, jinai valys. Atsiranda daug žmogiškojo faktorio, kur tie skaičiai ne visą laiką yra tokie, kokius tu ten iš pradžių susivedėjai. Tai taip, būtent dėl to tas objektas turi tau patikti, nes gal tu ir pats tikrai tu atostogausi ar kažkokius priimsi tos sprendimus ir daug lengviau bus, kai objektas tau jisai yra patikęs. Tai aš ne visą laiką rekomenduoju vien tik skaičius žiūrėti, jeigu apie investiciją kalbame. O gerai, o yra tokių, kurie sako, aš ten tikrai negyvensiu. Aš perku grinai investicijai. Labai reta, kurie sako, kad tikrai negyvensiu. Gal tada, jeigu Vilniečiai perka jau Vilniui, tada investicijai. Čia vis tiek yra tas potencialas, kad aš ir nuomuosiu ir atvažiuosiu atostogų. Tai jau perki realiai labiau savo tada. Taip. Perki savo atostogų namus ir tada reikėtų ir žiūrėti turbūt kaip į savo atostogų namus, o ne kaip į investiciją. Ir plus kažkiek bus to bonuso, kai tenai negyventi. Taip. Jeigu taip žiūrėti iš rinkos augimo pusės, kur dėtum tokią, sakykime, didžiausią tikimybę, kad labiausiai auks kainos, kuri Palangos vieta, nes jau kalbėjom, kad ta Palanga jinai tokia išsitęsus, kur daugiausiai to neišnaudoto potencialo ir Šventoji, ta vieta, kur ir galbūt šiandien nusipirkus tą kainą natūraliai rinka užaugins labiausiai. Aš manau, kiekvienas mūsų paminėtas rajonas, neišskirsiu vieno, kiekvienas turi potencialo, nes tik tai, kai užuodžia, kad turi potencialo, kaina atitinkamai yra didėjanti, tai protingai apgalvojus, turbūt kiekvienas rajonas turi potencialo, priklausomai nuo tavo finansinio to krepšelio, bet visgi akcentuočiau visą laiką vietą, kas be ko nekilnojamam turte, tai yra centras ir atstumas iki jūros. Tai yra nieko naujo nepasakysiu, bet centrinė dalis jinai dažniausiai greičiausiai parsiduoda ir atstumas iki jūros irgi yra lemiamas veiksnys. Tai tada per visą pakrantę Palangos prasėjus artimiausius atstumus iki jūros, tai taip. Tai šitie. Bet skiriasi tas pats centras, pavyzdžiui, Palangoje, taip, jeigu taip žiūrėti nuo Basanavičiaus gatvės, taip, jeigu veidų į jūrą, tai taip į kairę pusę link Birutės parko yra viena zona. Taip. Į dešinę yra kita zona, man atrodo, ne? Nes nors tai yra tas pats centras. Ir nuo jūros išsiplėtė labai Palangos dalis, atsirado tokių naujų, netgi irgi brangių rajonų, tarkim, už Klaipėdos plento toks naujas brangesnis gyvenamųjų namų rajonas yra, kur mes net ir vietiniai palangiškiai ne visą laiką jau ten įperkame namus. Taip, tai tas centras išsiplėtęs yra, kainodara yra skirtinga, besikeičiantis. Taip. Bet turbūt tas jau top taškas ir vieta Palangoje tai vis tiek yra tarp Basanavičiaus gatvės ir Birutės parko. Taip, ten auksinį trikampį mes jį vadinam, taip. Tenai, supratau. Gerai, ačiū Ieva, kad šiandien atvykai, tiksliau sunku sakyti, kad atvykai, labiau atvykom mes kartu į Klaipėdą, bet susitikom Pajūrį, Palangoje, labai fainai diskusijai, tai ačiū tau. Ačiū ir tau, kad atvykai. Su jumis buvo Mantas Mikočiūnas, Ieva Kaštaunaitė, laida Tarp keturių sienų. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit parašyti komentarą, jeigu tokie tikrai kilo arba kažkokių klausimų. Ir susigirdėsim po 2 savaičių. Ačiū Jums, viso geriausio.